Nieko nėra geriau už namus kvepiančius tikrų sviesto. Šie sausainiai iškepa akimirksniu, o džiaugsmo atneša visam vakarui. 250 gramų sviesto, 3 šaukštai cukraus pudros, ketvirtadalis šaukštelio druskos, šaukštelis vanilės pastos. Viską gerai ištriname į vientisą masę. Įmuškite 1 kiaušinį ir viską gerai išmaišykite. Įdėkite 300 gramų miltų ir 1 arbatinį šaukštelį kepimo miltelių. Viską gerai išminkykite ir paruoškite tešlą. Tešlą padalinkite į 2 lygias dalis. Paimkite vieną iš gabalų, jį apvoliokite 1 šaukšte miltų, įdėkite 1 arbatinį šaukštelį kakavos ir tešlą gerai išminkykite, kad jį įgautų kakavos spalvą. Paimkite po gabalėlį šviesios ir tamsios tešlos, iš abiejų suformuokite po nedidelį ritinėlį, cilindrą, tuomet juos sujunkite ir rankomis suteikite dailią lapelio formą. Sausainius apvoliokite cukruje. Sudėkite į skardą padengtą kepimo popieriuje ir pašaukite kepti orkaitėje įkaitintoje iki 180 laipsnių. Kepkite 10-15 minučių. Na, o kol sausainiai kepa, einu pamyžti, kaip sakė Lion Siga.